Pastaraisiais metais vis dažniau girdime žodį kompetencija ir iškilo įvairių klaustukų, nežinomybių, kasgi tai yra. Ir kai lankėmės ne vieną kartą seminare su anglų lektoriais, puikiais Lietuvos lektoriais, mes komanda visą jautėmės sustiprėjom, padrasėjom, diskutavom, tarėmės, kalbėjom ir pagaliau išdrįsom savo žinias perteikti mokyklos mokytojams, savo kolektyvui. Organizavome seminarą, kurio metu aiškinomės, kas tai yra kompetencijos, kokios jos yra. Ir nutarėm išsirinkti 3 svarbiausias pagrindinės, kurioms didžiausią dėmesį dabar galėtume skirti. Taip pat šio seminaro metu piešėme simbolius, dirbdami komandose. Po to pamatėm, kad mes vieni kaip ir nelabai ką galim padaryti, todėl nutarėm organizuoti piešinių konkursą ir mokiniams labai aktyviai įsijungė 5., 10., 2 gimnazinių klasių moksleiviai. Piešinių buvo tikrai labai daug, todėl teko skelbti konkursą, kuriegi gali simbolizuoti mokymąsi, mokytis komunikavimo ir asmeninę kompetencijas. Išrinkom 3 simbolius, kurias padauginom ir visuose kabinetuose pasikabinom lapelį, kad žinotume visi ir mokiniai, ir mokytojai. Pradėjome jas taikyti, piešėme, įvairiai aptarinėjome, tačiau vis dėlto dar kažko trūko. Taigi, mokytojai, kad geriau paskatintume mokinius, nutarėm simbolius lipdukais paversti ir apdovanoti vaikus vienokią ar kitokią kompetenciją patobulinus pasiekus geresnių rezultatų. Tačiau mąstome, ar tikrai mes susikalbame su vaikais, ar jie nesupranta tas pačias kompetencijas vienai, o mes kitaip. Ir todėl pastarosiomis dienomis organizavome konkursą kompetencijos vaikų akimis. Tiesiog norim suprasti, ar mes susikalbam, ar suprantam. Tikimės, kad taip dar labiau suartins mus ir padės siekti šito tikslo. Pirmiausia, reikėtų gal pradėti nuo mažų dalykų. Ir nusprendėme pirmiausia, kad didelį dėmesį reikia atkreipti į tvarką. Tvarka sąsiuviniuose, nes tvarkingas, gražiai pateiktas darbas visai kitaip atrodo ir nusprendėme, kad mokysime mokinius laikytis tam tikrų reikalavimų. Sukūrėme bendruosius tvarkos reikalavimus visiems rašto darbams. Praėjusiais mokslo metais, kai mes vedėme savo pirmąjį seminarą mokykloje ir kilo šito seminaro metu diskusijos, nuo ko pradėti. Ir buvo mūsų mokyklos lituanisčių, taip pat direktorės pasiūlyta atkreipti dėmesį į tvarką, nes pastebėjome, kad pastaruoju laiku mokinių sąsiuviniai iš tikrųjų yra nelabai tvarkingi, daug daroma klaidų, paraštės prirašomos yra ir apskritai braukoma, o vis tik mokėjimas tvarkingai pateikti darbą, gražiai tvarkingai skaitomai rašyti, tai irgi yra mūsų asmenybės dalis. Šitie bendrieji reikalavimai yra pakabinti mūsų mokyklos stende. Taip pat mes išdalinome atšvietusios šitos reikalavimus ir mokytojams, davėme pasikabinti kabinetuose ir kiekvienas turėtų priminti mokytojas, susitarėm, kad kiekvienas mokytojas primins mokiniams, kad reikia laikytis tvarkos, tvarkingai rašyti. Kad paskatintume mokinius, mes taip pat nusprendėme rengti dailaus rašto konkursą parodėlę.
Šita parodėlė beje nėra pirmais metais mūsų mokykloje rengiama. Tai senesnė tradicija, jau berods porą metų vyksta mūsų mokykloje, dabar irgi yra šita paroda iškabinta mokyklos koridoriuose. Taip pat stengiamės skatinti mokinius tvarkingai rašyti ir daugelis mokytojų nusprendė rašyti ir pusmečio pabaigoje pažymį už tvarką, kuris galbūt paskatins mūsų mokinius juos laikytis. Šį pavasarį esame nutarę rengti tvarkingiausio sąsiuvinio konkursą. Galvojame, kad reikėtų iš įvairių dalykų išrinkti tvarkingiausius sąsiuvinius, padaryti parodėlę ir mokiniams tiesiog pasiūlyti balsuoti, išrinkti 3 geriausius sąsiuvinius. Po to galvojame, kad galbūt reikėtų tuos mokinius ir apdovanoti, kažkaip tai paskatinti. Taip pat keletą metų jau rengėme tokį stendą skaitanti klasė, kuriame mokiniai rašo, kuriame yra talpinami įvairūs mokinių straipsniai, nuomonės, interviu, apklausos apie jų perskaitytas knygas. Toks renginys numatomas yra ir šiais mokslo metais. Taip pat mūsų mokyklos lituanistai, bet ir visam bendruomenė įsijungia kiekvienais metais į renginius skirtus paminėti poetui Vytautui Mačerniui. Kiekvieną pavasarį mes skelbiame rašinio konkursą. Kviečiame dalyvauti ne tik mūsų mokyklos mokinius, bet ir taip pat ir apskrities mokyklas. Džiaugiamės, iš tikrųjų džiaugiu, kad nemažai mokyklų įsijungia į šitą konkursą. Jau turime ir turbūt tokius pastovius draugus, Varnių gimnazija, Račkausko gimnazija, kurie, ne pirmi metai jau šitame konkurse dalyvauja. Be to, mes taip pat kiekvienais metais mokomės Mačernį atmintinai. Yra netgi sąrašai mokykloje tokie sudaryti, kur tiesiog fiksuojame, kiek eilučių mokinys yra išmokęs. Ir apdovanojame nugalėtojus ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad mokiniai aktyviai dalyvauja ir kad tas jų sukauptas kraitis vis didėja kiekvienais metais. Mokiniai buvo įpratę, kad rašyti taisyklingai, laikytis paraščių. Tai yra būtina per lietuvių kalbos pamokas. O dabar šitas tvarkos laikymasis privedė prie to, kad šito reikalauja visi mokytojai. Ir vaikams tai buvo keista, kad per istoriją reikia rašyti su ilgosiom, su nosinėm, nes anksčiau mokytojai tų klaidų lyg ir netaisydavo. Dabar priėmėm tokį reikalavimą, kad mokinys negali turėti 10-tuko, jeigu jis per bet kurią pamoką nerašo teisingai. Toliau ateinant į gyvenimą kompiuteriniam technologijom, buvo priimtos taisyklės dėl kompiuterinio raštingumo. Ten irgi svarbu ir paraštės, ir tarpai, todėl laikant iš šitų mūsų taisyklių, jos apima ne tik siaura prasme tvarką, bet ir platesnė prasme įvairių įgūdžių formavimą, bendrų taisyklių laikymasi per pertraukas, per pamokas, kurios skatina tokių kompetencijų ugdymą, kurios nėra dalykinės, bet labai takoja dalykinių kompetencijų. Kurdami įvairias tvarkas, supratome, kad negalime iš vaikų reikalauti, jeigu nepateikėme jiems aiškių nurodymų. Todėl mūsų grupė, pasitarusi kartu su visais mokyklos mokytojais, kurdami įvairias tvarkas, supratome, jog negalime iš mokinių prašyti paruošto dokumento ar darbo, nenurodę, į kokius kriterijus reikia atsižvelgti. Todėl mokytojų grupė nusprendėme, jog būtina
sudaryti vertinimo reikalavimus ir nurodyti vertinimo kriterijus. Reikalavimus kūrėme lankstinukui, laikraščiui, projektui, plakatui, taip pat kryžiažodžiui bei pateiktims. Ir visą tai esame patalpinę į mokyklos tinklalapį, kur bet kuris mokinys gali pasižiūrėti ir matyti, už ką jis bus vertinamas, į ką reikia atkreipdėmėsi, atliekant bet kurį darbą. Nuo 1995 metų mokykloje vyksta ekologinės konferencijos. Jose dalyvauja 5-12 klasių mokiniai. Šios konferencijos iniciatorė ir organizatorė yra mūsų biologijos mokytoja, ekspertė Genovaitė Vitalinė. Anksčiau šie renginiai buvo skirti Žemės dienai paminėti. Dabar mes juos organizuojame tiesiog kiekvieną pavasarį ir kviečiame įsitraukti įvairių dalykų mokytojus. Todėl ir mokinių darbai tampa vis įvairesni. Integruojamas dailės dalykas, technologijos, matematika. Mokiniai ruošiasi konferencijai iš anksto ruošdami projektus. Tų projektų kryptis dažniausiai yra gyvoji gamta, jos tyrimas, sveika gyvensena, taip pat tarša bei modeliavimas. Geriausius darbus parašiusius mokinius kviečiame pristatyti rajono ekologinėje konferencijoje. Mokiniai ruošia stendus, ruošia nuotraukų parodas, kuria priemonės. Iš mokinių paruoštų projektų būtų tokie pavyzdžiai kaip Sedos vidurinės mokyklos mokinių sveikatingumo tyrimas, svarbi informacija lankstinukuose, dažymas augalais, miškingų pakelių užterštumas buitinėmis atliekomis, triukšmas apie mus, nuodingos medžiagos apie mus, kas trikdo mokinio saugumo jausmą mokykloje. Be projektinių veiklų mokiniai, žemesnių klasių mokiniai noriai dalyvauja viktorinuose. Tai renginiai, kurių metu yra ugdomas mokinių kūrybiškumas, komunikaciniai gebėjimai. Viktorinos temas taip pat priartiname prie bendrųjų programų. Ir paskutinė mūsų viktorina jau turėjo pavadinimą Mokymasis jėga. Šių metų projektas taip pat pavadintas Mokomės tyrinėdami. O viktorinos vyksta ne tik mokykloje. Jau antrus metus gamtos mokslų, gamtos dalykų viktorina organizuojama 8 klasėms rajono mastu. Šiais metais ši viktorina vyks mūsų mokykloje.